Keleivis sėdi gale, laiko fejerverkų tą... Yes, Alytus nemiega. Ką laikosi? Ta dėžė, kur... Dėžė, tipo ne tą lasdą, o dėžę. Ne, dėžė laiko. Lemba, tą skoną žudo. Ten ne visas mašinas žudė be Lemba, žinau tą klipą, kur kaimiečiai A86 Lietuvoje drožė. Jo. Lensas. Jo. Lemba, atrodo, taip neseniai buvo ta Zetki. Ta Zetki dar vis gyvuoja, man atrodo, ne? Titanikas, nebus Titanikas. Skendo. God damn it. Aš jau pavargau. Zamir, you breaking the car. Nežinau, ar matėt ar nematėt. Norbelendas. O, matė. Džiugai. Nu, tarsi kaip ir tai neįdomu, buvęs sportas, autosportas grįžė. Gerai, žodžiu, sveiki gyvi, antras teikas ar trečias teikas turi. Atsiprašau. Gerai, žodžiu, sveiki gyvi visi. Turim jau ketvirtą mūsų podcastą ir dar vis gyvuojam, dar nebankrutavom. Mantelis mūsų neišspyrė iš čia, tai... Manęs neišvarė iš patalpų. Mantelį, ar turi bent vieną klientą jau podcastui? Aš pats neturiu laiko savo. Mantelis neturi laiko. Žodžiu... Webas paleistas, bet reklamos nepaleistas, nieks nedaryta. Žodžiu, kviečiam visus. Vis dar improvinam. Taip, bet kaip matot, su kiekvienu podcastu vis gerėjom ir... Mokomės iš klaidų. Jo, vis geriau, jau turim ir pagaliau normalų... Webcamo nepadarėm. Webcamo prasto nepadarėm. Na tai čia sekundės pertrauką ir padarysim. Padarysim po pertraukos, bus webcamas Lukui. Tai šiandien esam vėl tie patys vėl tie patys nuostabus 5-6 žmonės ir... Aš nepasirašiau jokių pristatymų. Gal kažkas esat? O pastebėjot, kad Eidvilo nėra jau kurį laiką? Kur Eidvilas? Bet Eidvilas ir čia tiesiog netrašo nieko. Dingęs. Bet Eidvilą pamatysim, aš manau, dar kažkada jisai grįž. Už metų. Į metus vieną kartą. Jo, šiaip prieš metus matėm į slalomę. Metam dingo. Taip, metam dingo. Ir tada tuo pačiu metu kažkur tai podcast atsirado. Taip, ir metam dingo. Taip, po metų pamatysim vėl Eidvilą, o šiandien esam tokių sąstatų, kaip matot prie stalo sėdi Džiugas. Džiugas? Tai tiek. Mantelis mane apkritė apie Džiugas, tas freelanceris, kuris bando dirbti ant savęs ir ne visada galbūt sėkmingai gaunasi, bet jis vis bando, nenuleidžia rankų ir paplokim Džiugui, kad jam nedingsta motivacija. Toliau turim Vilių, atvažiuojantį sėkmingai iš Vilniaus, visą laiką giriasi, kad atvažiuoja pirmas, bet šiandien atvažiavo paskutinis. Taip. Kodėl? Toliau turi Mantelį, kuris įrengė... Nu gerai. Mindai dėžę reikėjo paimti. Nu. Rimtai? Zefa? Paplokim Mindės dėžiai. Toliau turi Mantelį, kuris turi šią nuostabią studiją ir mus priima čia daryti dalykus ir kartu daro su mum. Ir šiuo metu dar bando išsiaiškinti, kaip parsisiųsti Mindės failus. Mindės failus ir dar vis neturi nei vieno kliento, tai jeigu norite įrašyti podcastą, parašykit Mantui, užėkite į podcastai.lt. Taip, užsibukinkit savo laiką. Ir užsibukit tenai ilgai ir užsibukinkit laiką. Ir toliau turim Mindaugą, kuris... Turi savo failus pasirodymus. Artėt Epsteinu. Ir važiavo Press Rally sėkmingai, važiavo ir pasidarė Press Rally kompaktą, kuris atrodė tikrai įspūdingai ir papuolė į TV3 LNK žinias. Gerai, kad pasiteisėjai. Esu aš, tas pats Mantvydas ir tenai už kamerų turim Luką, kuris yra, kaip mes vis laikomės savo tradicijos ir kiekvienam podcast'ai keičia mūsų... Bet Lukas grįžta antram kartui, tai jau Bet mes keičiam vis tiek, prieš tai buvo kitas. Bet Lukas čia antrą kartą ir dabar turi mikrofą ir labas Lukai. Hello. Viskas? Tai tiek iš manęs, daug nekomentuosiu. Taip, Lukas neturi savo mašinos, bet turi Miatą sudaužytą, kurios net gaivina, bet mėgsta vairuoti kitų mašiną. Tai kiek jau 10 metų, Lukai? Man atrodo, buvo reminder, gavau Facebook'e, dabar buvo 11 gal metų. Kantrus. Laukiai. Taip, gerai. Jaučiu, būtų labai smagu, jeigu pakomentuotumėt, kad žiūrėsit on the scale 1 to 10, kiek užknisa šiti Mantelio garsai. Ja, aš tik tai paleidau pirmą kartą, nes pirmas nesiskaitė, nes tyliai buvo. Nu gerai, vis tiek būtų gerai, kad pakomentuotumė. Tai ką, Hebra, kaip sekėsi? Mes šį kartą tik savaitę grįžtam prie tų maikių, tai kodėl
Kodėl čia jūs tu, Maikį? Kodėl su Maikimo, kodėl nepasakėt mum? Nes aš norėčiau tokios Maikės irgi. Nu, čia tiesiog, buvo daryta labai specifiniam žmonėm. Limited edition. Nes tiesiog važiavom į presą, sugalvojom padaryti komandą, kaip ir kiekvienais metais. Kaip ir antrais metais. Kiekvienais antrais. Jo, tai 2 metai iš eilės mes su komanda užimam 2 vietą presę. Šiaip, tiesiog dėl vaibo viskas, bet praeitais metais irgi norėjau padaryti, bet labai vėlai sugalvojau. Šiais metais irgi vėlai sugalvojau, bet pavyko padaryti. Ten kažkaip. Jo, ir šiemet su komanda tai gavosi kažkaip žymiai net geriau ir fainiau važiuoti negu pernai, nes pernai nei mes ten kažkokių bendrų chatų pakūrėm, tik žinojom, kad mūsų komandai ten vienas ar kitas, o šiemet tai toks vos ne mini communities gavo dar viduj pres ralio community ir labai žiauriai fainai, tiesiog gerai viskas buvo ir sutarėm. Tai pasidarėm tas maikės ir galėjo nusipirkti komandos nariai, tai kad tangi jūs Triohalas esat ir nevažiuoja tokį sportą, tai... Net nebuvo pasiūlys. Ir net aš tai siūliausiu. Tai jau mindai pamirš. Ne, tai žinai. Kur darėtės maikės, šiaip čia jaučiu, nebūtinai reikia reklamuoti, bet šiaip visai atrodo good quality, tik tai tas lipdukas man toks lievas. Tai lipduko kitaip nepadarysi, čia didelis kleckas. Tipo, nesuvinėta niekas. Maikės pasaistė. Aistė.com. Aistė Žurinskaitė, Karsos. Bet čia printina, ne? Jo, printina. Kada Mindė prisijungsi į žurnalistų klubą? Aš tai niekad. Manęs visi klausinėja, sako, ką tu ten veikia, tu žurnalistas, Kaune, aš podcasteris. O jūsų komandai daugiau negu jūs tik dviese buvote, ar tik dviese? Mes buvom, dabar jei neklystu, 13 ekipažų ar 12. Kažkam naudinga. Iš viso ekipažų. 13 ekipažų? 13 arba 12 dabar bijau sumeluoti. Kažkas tokio. Ekipažų iš viso važiavo 85. Dar ekipažą du žmonės. Čia didžiulį. Ne dauguma, ir dauguma jau čia jūsų. Mes didžiausia komanda. Aš maniau, jūs dviese tik taip važiuoja. Bet ten komandos taškai labai įdomiai skaičiuojasi, tai nesvarbu, kad ir tu ten paimsi, nežinau, visus ten vos ne, ten skaičiuojasi tik tam tikrų tada klasių lyderiai. Ir dar skaičiuojasi pagal tai, kiek mašinų yra jų klasiai. Net ne lyderiai skaičiuojasi. Ima iš komandos tik 2 žmonės yra įskaitiniai ir jie gauna taškus pagal tai, kurią poziciją savo klasėje užėmė. Bet ta pozicija gauna taškų pagal tai, kiek toj klasėje žmonių buvo. Tai jeigu tu užėmė klasėje, kur 4 žmonės užėmė 1 vietą, tu gausi mažiau taškų negu žmogus užėmęs 4 ar 5 vietą, bet toj klasiai, kur yra 15 žmonių. Įdomu. Čia kaip pavyzdys. Tai laimi, kas mažiausiai taškų surinks? Kas daugiausiai taškų. Bet jūs pirmoje vietoje mes gaunat 1 tašką. Ne, tai supranti, viskas priklauso nuo to, kiek klasė yra mašinų. Okay. Nes ima 2 žmonės, kurių rezai automatiškai geriausiai gautųsi ir tada žiūri, kiek automobilių yra klasė. Pavyzdžiui, yra Sport 4, kur yra ten 21 ekipažas. Tai automatiškai ten žiauriai daug taškų gauna, kas laimi tą klasę, tai šiemet buvo mūsų konkurentų komandai tie žmonės ir jie laimėjo. Bet mes surinkom vienodai taškų, 3-6 ir 3-6. Su 1 vieta. Su 1 vieta, bet jie laimėjo, nes pas juos buvo laikai geresni tiesiog, nes ten, rimtesnės mašinos ir klasės. Tai nors ir mes ten vienodai taškų surinkom, mes gavom mes antri. Bet šiaip cool, nes šiemet kažkaip iš tikrųjų net biškai ten vilčių net labai turėjom. Tai fainai, kad... Bet gerai, išsiveržėm. Šiaip pagrindiniai mūsų taškų nešėjai buvo Darius Kliudaitis, kur pas mus važiuoja. Taip. Ir Domantas Puodžiukas. Taip. Linkėjimai. Beveik Dovydas Puodžiukas. Beveik, bet ne Dovydas. Tai gerai, sekė, seniau skaito tipo? Mindė gal atsakysi. tas mantelio atodusis, tai aš mačiau Tai mes dabar apie presralį pradedame, ne? Tai jo, viską. Nu tai gerai, tai tada galim... Čia realiai apie renginius, nes aš norėsiu apie Lietuvos renginį papasakoti savo išvalgas. Noriu parantinti, tai esam Carzin haters, tai paheitinkim. Tai aš noriu išgirsti iš jūsų, ką apie presralį kažką vis tiek galite paheitinti. Tai heitint. Tai praeisim. Jisai bijo heitinti, nes žinau, kad kitais metais ant ribos jau gali pradėti. Ir šiemet buvo įmindent. Jo, šiemet 2 savaitės prieš gavau vietą tik tais. Tai, žodžiu, tai sekėsi, normaliai, sakyčiau, netgi gal gerai, bet, rezultatai nebuvo ten kažkie mūsų stulbinantis. Jokių mes vietų nepaėmėm, likau klasiai 9 iš 12, o bendro įskaitoj 44 iš 85.
Kas patiko, nes su nauju šturmanu važiavom, nes Džiugas Triohala buvo ir nenorėjo šiemet važiuoti su manim 3 kartą. Tai su nauju šturmanu, kuris buvo nepatyręs, iš vis žmogus iš užsienio buvo, tai pirmą dieną buvo tokia, truputį gal reikėjo mums apsidirbti daugiau, nes irgi Tomas šturmanas jis nei su slalomais ten patyręs kažką, neturi tokios autosporto kažkokių patirčių didelių. Seniau su kartingais važinėdavom amateur lygį tokiam. Ir tai pirmą dieną reikėjo susidirbti, buvo ten porą tokių nedidelių klaidelių. Ir aš pirmą dieną nesąmonę sumoviau, bet mes negavom jokių nevykdymų, viskas gerai baigėsi, įsitaisėm tas klaidas, praradom, man atrodo, bendrai per kvailas klaidas ir mašinos kažkokius tai sustreikavimus, gal tik 40 sekundžių per visą, reiškia, per visus ruožus. Tai net po to skaičiavausi, jeigu būtume nepadarę tų klaidų ir mašina nebūtų sustreikavus, tai ten būtume gal 4 tik vietom aukščiau buvę dėl kem sekundžių. Tai o antrą dieną tai iš viso afigenai sekė, šturmanas perprato, pradėjom susikalbėti ir žinojom kaip kalbėti ir tada ten idealiai, absoliučiai, ir ant jau galėjom tada tempą didelį daryti, nes su tai šturmanais toks įdomus dalykas, kalbėjom čia su kitais dalyviais, kurie daug važiavę, kurie ten turi didelę patirtį, tai vienas sako, man iš vis nereikia žiūrėti. Taip, man nereikia šturmano. Sako, aš pasižiūriu, ten kažkaip mintyse pasidėlioju ir sako, galiu važiuoti, šturmanas tik tais kortelę laiko padavinėja. Bet tu pats nepamiršk demo važiavimą iš vakarėse važiavai be šturmano. Aš demo važiavau be šturmano ir man ten labai gerai sekėsi. Aš dabar galvoju, aš patikrinsiu dar telefonę, po to nenoriu prisimeluoti, bet ten labai neblogoj vietoje likau aš. Nes be šturmano, nes jis tiesiog neatskrido. Mano šturmanas atskrido 11:30 nakties į Kauną, naktį prieš varžybas. Mes jau buvom su Mantu ir Gintu Molėtuose ir mano šturmaną atvežė apie 1 nakties į Molėtus ir ėjo miegotis, mėgojom ir ryte startavom, nes tiesiog kitaip nesigavo su skrydžiais ir su viskuo. Tai aš manau, kad mums kaip taip labai ant strioko, nes ir sužinojom, kad galėsim važiuoti tik 2 savaitės iki renginio atsirado vietos. Tai ir mašiną reikėjo pasiruošti, kas tikrai visi vakarai vos nebuvo garaže arba kažkas daroma. Aš skaitau, kad rezultatas yra tikrai neblogas ir žinau, kur galima man pačiam patobulėti. Ir aišku, ten ir su šturmanu jau dabar gal geriau, tai va kitais metais nužiūrėsim, gal kažkaip geriau gausis. Aišku, prieinam prie to galiausiai, kad kompaktas jis paruoštas, bet jis nėra greitai iš savęs mašina. Ir buvo šiemet tokių ruožų, ypač antrą dieną, kur reikėjo greičio, rimtų stabdžių. Tai pirmą dieną slalomiukose pasisukiojom, kaip ir viskas žiauriai fainai, o antrą dieną jau... Jo, ten buvo tikrai greičio. Jo, buvo momentų, kur tos galios norėtųsi dar daugiau. Jo, tai va, o man tai kaip sekėsi trumpai? Blemo, Mindy International visiškai. Šturmanas skraidinas iš kitos šalies primetė. Jo, tai dar pasivėjo teisėjai klaust, ar šturmanas angliškai kalba. Kiekvieną greičio ruožą privažiuojam prie LK ir LK yra, kad tu paduodi laiko kortelę, tave džymi. Čia yra maks svarbi procedūra, minutės tikslumų turi būti atliekama, kitai baudas. Ir mes privažiuojam prie LK ir vis, kokie 4 skirtingi turbūt teisėjai būna, jie keičiasi ruožais. Ir mano šturmanui atiduoda laiko kortelę ir sako, jūsų startas ten turi būti, ten, tarkim, nežinau, 23 minutę, ne? Ir jie tokie 23 minutes, ok? 23 minutes. Sakau, tai gali lietuviškai sakyti, ok. Tai, juokinga buvo ir po to per patį paskutinį ruožą... Šiaip galim pajungti biškai Mindaugo medžiagos, kol jis pasakoja, kol jis kalba. Turim va šiek tiek... Dabar galvoju, kaip per maką tą dalyką galima daryti. Tai demo ruožę važiavau be šturmano, tai buvo slalomas Molėtų aikšteliai, puikiai žinoma visiems slalomistam, aš buvau 11 iš 85, be šturmano. Tai sakyčiau, visai neblogas rezultatas. Čia turim dabar tavo... Čia mes važiavom į Nidą nuo Perkėlos ir šiaip čia su Metaglass'as filmuota yra. Jo, į kam, nežinau, įdomu. Jo, šiaip šitas važiavimas į Nidą buvo tikrai labai smagus. Kodėl be šalmo važiuoji? Čia negreičio ruožas. Čia negreičio ruožas, pervažiavimas su šalmu nereikia. Tai iškepę mes ten būtume. Jo, nes mes keliamės per kaltą ir... Jau Lukas žiūri, Mindė visiškai kaip žurnaliugom pasakoja, taip labai saugiai pasakoja. Jo, Mindė, biškai davai. O Mindė, kokį greitį pasiekė? Ką? Kokį ten greitį pasiekė?
Klausė policija. Nespaudai. Ir ten ne į Nidą buvo. Ten kažkur kitur mes Link Gdansko. Ja. Čia mano šturmanas Tomas. Čia jau Nidui, jau čia tas buvo, kur atsipalaiduot pradėjom ir galėjom jau ten fotkintis ir kažką darytis. Nes vis tiek, yra nemažai streso tas 2 dienas. Jis toksai iš dalies smagus stresas, bet vis reikia galvoti apie kitą ruožą. Ruožai tikrai nebuvo lengvi ir vis turi kažkaip, negali užsisėdėti vienoje vietoje, praleki vieną, iškart galvoji apie kitą, stengiamės pasikartoti, stengiamės prisiminti. Tai to tokio nelabai nei ten aš storius filmavau, nei ten kažką daugiau dariau, nes tiesiog ne ten galva buvo. Kaip papasakok apie šitą situaciją. Jo, tai pirmą, mes važiavom į Molėtus vakarą, dieną prieš, nes buvo vakare jau techninė komisija ir administracinė komisija, tai tiesiog išnuomo mantelis Airbnb faina ir sakom, varom 4 link vakaro, viską pasidarom ir dar buvo Molėtų miesto, ten Molėtų mero taurėje tas vademo ruožas. Tai ten nebūtina dalyvauti, bet, sulėksim tiesiog. Ir nuvarėm, viskas prasidėjo labai lengvai, absoliučiai be problemų, techninė komisija, viskas mašina liuks. Reikia tą ruožą lėkti, aš tai ten tempiau iki paskutinės vos minutės, kol, nes kažkaip, nežinau, be šturmano labai nejauku buvo važiuoti, nes tau nieks nepasakys, turi labai gerai atsiminti ir lėkti. Sulėkiam, ten žinojom, kad mes tikrai, tik už pirmą vietą buvo taurės, mes žinojom, kad tikrai pirmos nepaėmėm. Kur tada? Tai nusiplaut mašinas po kelionės, kad ryte gražios būtų ir nusipirkti kažko atsigert. Nulėkiam, spa mašinas, nusipirkom, grįžtų šitą Airbnb, o ten viskas 500 metrų atstumų Molėtuose. Ir Airbnb, ir startas, viskas. Ir aš tai važiuoju, ir taip yra, taip kažkaip, nežinau, kas ten buvo, bet taip, kažkas. Bau čia galvoju, kažkas ne taip. Tada žiedukas mini buvo, tai miestelio mini žiedukai, ir aš taip jame sukuos, ir neišvažiuoju į exitą savo, aš taip sukuos, ir glausaus, ir toks iš priekio. Galvoju, eik tu savo, dabar va kažkas, kažkur liečias, kažkas daros. Ta vairą vėl paskioju, vėl kažkoks keistas garsas, ale vos ne iš vairo kolonkės. Bema galvoju, kad nebūtų kai traukia atsilaisvinus, ar vairo kolonkė pati atsilaisvinus, kažkas. Ką daryt? Grįžtam į Airbnb, ten po tą mašiną palys neina, kažkaip galvą įkišom į arką, žiūrim, nieko nesimato, viskas kaip ir savo vietose, nieks ten nekliba, nejuda. Mantelį tada sufokusavau. Šautautas gintenį. Šautautas gintenį. Čia gintenė medžiaga. Galima labai greitai klausimą. Galima. Kodėl ant mašinų nėra kažkam naudingo logotipų? Negalima tipo? Ar galima? Galima. Nespėjot irgi pasidaryti? Nespėjom dizainą tiesiog pasidaryti. Tai bent jau podcastus, podcast LT pasidarėm ir Kere Visuals. Ja. Aš galvojau irgi, čia manęs klausia, kažkas sako, kodėl savo įmonės nededi, blemba, tipo, ką aš ten. Mano tikslinė auditorija nėra nei žiūrovai, nei dalyviai kiti. Nežinau, važiavo vieną odontologinę kliniką, su klinikos lipdukais Citydent, tai, būtų vienintelis žmogus, kuriam būtų ta reklama aktuali, tai man neverta. Ar aplenkiai? Ne, jie ten su Tesla liko labai aukštai, kas buvo, aš tikro labai stebino daugą, nes su Tesla Model 3, bet rezultatai tai žiauriai reikėti. Kaip spoilį? Tai pabaig apie... Jo, tai apie gedimus, tai ką daryt, mantelį žiūriu eina kažkur, pasakau, davai ateik sėsk, paklausyk, važiuojam kartu, jo, čia kažkas negerai. Ne, skambėjo tai kažkaip kaip pusašis koks būtų. Jo, kažkas, kaip... Iš priekio. Dar, jo, tai tame yra esmė. Iš priekio. Tai susitaisai? Tai mūsų komandai važiavo Majus Braškys, irgi, visų slalomų dalyvis absoliučiai. Čempionas. Jo, šiaip talentingas, labai jaunuolis. Ir jie turėjo mechanikus su savim. Ir su kompaktu beje važiavo. Tokių tik 3 litrų, jeigu neklystu. Tai mantelis per savo ryšius mechaniką pažinojo, tai mes įsiprašėm, kad pažiūrėtų, nes ir priekaba didžiulė, gal tą fotkę gali jungti tada. Su priekaba, su visų servisu įsiprašėm, aš pasisodinau jį, važiuojam, sako, blemba irgi, nes yra garsas, bet nesuprantu, iš kur sako jisai. Tai iš pradžių, kad amortikai numirė, amortikam 5 metų nėra dar, tai irgi, ar BC šitie coil ir tikrai jau taip nelaiko. Grįžom, domkratą įsitraukti, aišku, mašiną įvaryti į priekabą, domkrato išeina, tai reikėjo mašiną išvaryti, buvo ten toks pažaidimas. Pakeliam vieną šoną, viską judinam, nieko.
pakeliam antrą šoną, viską judinam nieko. Ne, tai ne nieko, garsas yra. Nu, garsas yra kažkoks jo, bet neaišku iš kur. Kaip ten pala buvo, kad Gintas stovi už nugaros, sako, pas ten mindė, taigi Carbon Lorraine kaladėlės, nu, sakau, tai jo sako, taigi būna, jos ten tokius garsus skleidžia. Mechanikas, eik. Turim tai. Jos laisvumo gauna. Tai sako, ir Kaip pas jos mus gauna tą bilda. laisvumą? Jos tipo, o tai tos kardelės nieko nelaiko? Jos laisvesnės yra specialiai padarytos, kad kai kaista, jos įsiplečia. O tai, ta prasme, gerai, tai tos kardelės būna tokios... Nėra keliperiuose. ten jokių skardelių. Sportinės kaladėlės. Bet kaip Keliperiuose pačiuose būna. Kaip jos, Nėra keliperios. kaip jos dreba, kurioje vietoje, ta prasme. Ai, keliperios yra, bet ne. Šitaip, nuo disko. Jo, jos va taip, tiesiog jos vaikšto, vos nesilaik. Kol jos šaltos, jos ten ir cypia nesveikai, ir jos šiaip kliba tiesiog, suportė kažkiek, jos turi klibės. Jos pašyla, išsiplečia, tada viskas liuks, garsų nėra. Sako, pabandyk važiuot, sukinėk vairą ir stabdyti, čiut. Nu tai taip, nu taip ir stabdžiai, sukinėjai vairą, visiškai jokių garsų nėra. Nesuportus irgi, žiūrėjom, išklibinom, nu viskas prisukta, viskas padaryta, tai kas belikom, tai ypač kaip pas juos tos pačios kaladėlės ir tie patys bairiai tik iš galo, pas mane tik prieki. Nu ir viskas, tai įsisprendėm, tai buvo žiauriai fainai, kad įsprendėm, nes buvo tas toks, žinot, kur mašina, tipo, reikia važiuoti ryt ir daug, 600 km prieki laukia ir, nu, o jeigu traukiai. Jo, neilgu toks biškai būtų, bet, nu, viskas išsprendė. Kodėl garsas atsirado tik tai iki Molėtų daug? Nes prisitrynė, nes jos visiškai naujos buvo. Iš Kaune jos matė 10 km gal ir pritrinimą, nu, nes pritrinėjau specialiai. Ir kai Molėtų nuvažiavom, salame pralėkiau, matyt, pasijudino gal dar kažkas ir atsirado tie klibėjimai. Tai lėkiam po to, sakau, 600 km mūsų buvo bendras prie jachtos už $1,3 milijonų. 1,3 milijonų. Ir lėkiam ir nieko ten jom neatsitiko. Pakaista dingsta garsas, kai šalta per jėzdose atsiranda. Nu, bet nekreipiau dėmesio, nieko ten nėra. Nu čia labai apie tokį smulkų negedimą net išsiplėtė. Jo. Įprasti mintis dalykai. Nu? Kaip spoiko. Tai spoika viskas gerai atlaikė, puikiai laikosi, viskai jokių problemų. Ir nėra fotkės puikus. Valgėm ant jos. Va. Jo. Ar daug klausimų sulaukia? Ne, kaip jau būtų keista. Ne. Vienas girtas estas per apdovanojimus sakė, jie lopnikas straipsnį rašys, tai sakau, davai. Ne, estas suomis. Suomis jisai? Ai, suomis. Nu tai ten, žinai. Seniai, čia visą puotą gali žinai. Ja. Švediškas stalas. Tai jo, nu tai tipo, svarbiausia, negirdėjau nieko blogo išskyrus iš mantelio. Ir viskas puikiai atlaikė. Ir aerodromo ruožą irgi buvom Nidos aerodrome, ten labai daug greičio buvo ir tokios labai greitos gyvatėlės. Nejaučiau, kad galas bėgtų. Kaip tik net žiūrint footage'oje iš lauko, tai atrodo, kad jinai sėda kažkiek. Nu, bet ten ne 200 km per valandą važiavam. Dar. Žiūrėk, pain jobas koksai. Jo, tai... nedadaryta, jinai tiesiog nebuvo laiko ten. Ką blogo mantelis sakė? Tai va tą ir sakiau, nu. Sakė, baisiai atrodo. Baisiai. Sakė, atrodo taip, kad Manfė būtų daręs. Aš tas. Skau Manfė iš dalies ir darė. Ei, aš padėjau pritaikyti ant mašinos, kad tiktų. Bet ne, šiaip, nu. Finišas tai jau tavo čia. Gerai, aš neišsiplėsiu, čia irgi apie... Kas ką sakė. Čia laiko klausimas, tiesiog susituoju. Manęs prašė prizuminti, aš čia neprieku. Viskas gerai. Aš neslepiu, tipo, čia buvo bairis. Čia tai Timūras važiavo. Kodėl čia atsiusta? Nežinau. Tai tu man atsinti. Sidabrinis BMW. Aš visą prie svelio sudėjau. Sidabrinis Kem 6. Wow. Bet čia 3 litris pasimos, ne? 2,8 irgi. Jo. Nu ir viskas, galima ant bordų kažkokių pažiūrėti. Ai, rodė midės, va, per žinias. Jo, per žinias. Įrodymas, kad tikrai rodė. Va. Eikta. Ir šiaip gerai ten filmuotas tas kadras. Jo. Kas nufilmavo mantelis šitą, ne? Ne, čia, jei neklystu, Valaitis. Nu, toks operatorius. Irgi medija kolega. Tai... Davai, mantelį, tu papasako, kodėl tau ten nepavyko, nes aš mačiau, kad keikiais ir kažkas neveikia su mašina. Jo, tai ta prasme, 4 presas, visus 4 metus, palačiai išjungiam, galim grįžti į plačiaką, nes neturiu ką rodyti dabar. Po to grįšim. 4 presas, 3 metus prieš tai važiavau ir gavosi 2 vieta visus kartus. O kaip matom, čia daug antrų vietų. Tai šiais metais gavosi pasimti galingiausią mašiną, nes 2 metus prieš tai važiavau su Megane RS, kuri buvo iki 4 litrų, bet kadangi nesusirenka į klasę iki 4 litrų, mane meta virš 4 su bombom. Tai šiais metais buvo logiškas sprendimas imti galingesnę mašiną, kad geriau pasikapot su jais. Bet įvyko gyvenimas,
turėjom šiek tiek gedimų, kurių realiai, nepriplanuosi. Ta prasme, čia tiesiog atsitiko taip, kad kadangi mašina ką tik surinkta, aš žinojau, į ką vėliuosi, tai ji turėjo apšilimą, Nürburgringą turėjo spa, bet turbūt vis tiek žiedė važiuojant ir slalomo trasose važiuojant yra šiek tiek skirtingos apkrovos ant tų posūkių, apsisukimų. Turbūt kažkaip nusikabino pravotkė ir šiek tiek prasitrynė į padangą, ko pasiekoja man pirmos dienos pradžioj. Pradėjo mėtyti klaidas, dingo stiprintuvas ir dingo gale, įėjo į avarinį režimą. Tai realiai greičiausiose trasose tas ir buvo dalykas, kad aš negalėjau tiesiog važiuoti greitai, man važiavo ant 8, man atrodo, jei neklystu. Yra videkas geras, kur aš filmavau. Yra vienas ratas, kur ant ciongo dar, ir antras, kur jau ne ant ciongo važiuoja. Tai jo, ir dar pamiršai paminėti, kad pirmą vakarą lipą nuiminėjom. Ai, tai va, galim grįžti iš karto tada į... Kodėl lipa, tipo... Tai va, pasižiūrėm. Jo, va, galim pasižiūrėti, jeigu va, paruošta. Čia turim visas mūsų 3 mašinas, Mindės, Ginto ir šitą, su kuria važiavau aš. Ji visai žema yra. Ir šiaip tikėjausi, kad viskas bus gerai. Jeigu matot, čia jau lipas mano paklijuotas, matosi skočio perėjimas. Jis yra visai žemas. Ir reikia nepamiršti, kad mes važiavom su juo per visą Lietuvą, kas reiškia, mes turėjom kelti su keltu į Nidą. Ir turėjom važiuoti nuo Molėtų iki Panevėžio, kur kelias irgi yra, neįspūdingas. Nuo Molėtų iki Anykščių, Beržinką važiavo. Jo, nuo Molėtų iki Anykščių. Tai gerai, Mindė, man atrodo, pasiūlė, kad nuimam davai lipą, nes, bus blogai. Aš žinau, kad bus blogai, tai užsivarėm ant šaligatvio taip, pasėmėm Mindės įrankius ir tiesiog nusėmėm lipą. Šiaip labai gerai, kad tai padarėm, nes būtų buvę tikrai gaila. Pirmas dalykas gaila. Gabaliukais būtų surinktas turbūt. Tai būtų buvęs faktas, kad gabaliukais, bet labai būtų nefaina, jeigu tai būtų atsitikę pervažiavime tarp greičio ruožų, kur tu ir tai neturi daug laiko. Tai jeigu dar reikėtų jau sustoti, kažką susirinkti. Aš mačiau, kad kėlė kažkas iš dalyvių, kad pačiam pradžioje ar pirmam greičio ruožė, man atrodo, pirmą dieną kažkas pametė lipą, tenais irgi nuskabino nuo borto. Ne, pametė slengsti Vytenis, starte oficialiajam ir mes turim irgi video tokį šiokį. Čia kažkiek gal prasukti kitais reiks, nes čia eina kažkaip prizūmint, ne. Jo, čia yra startas oficialus, tai čia aš lipą būčiau ir pametęs, nes reikėjo užlipti ant šaligatvio per... Opala. Va. Tai pačiai reikėjo užvažiuoti ir tai pačiai reikėjo nuvažiuoti. Tai būtų buvę jau čia blogai. Kaip matot, jau čia. Keista, kad slenkščio nelieti. Ten nustūmė, ne? Nustūmė. Stenso dalykai visai. Jo, ir ten daug kas lieti ir vienas iš dalyvių slengsti pametė nuo endamiatos. Tai va. O tai jie neatsisuka nuo žemės, man atrodo, jie tik prisukti. Ten jie pridėti tiesiog, čia renginiai tiesiog... Čia tiesiog nuo žemos, nuo bordiūrų. Jo. Kodėl patraukti negalėjau? Ko? Ten ne bordiūras, ten ne tas, kur stoperis, kur parkinguose. Ne, ten, kad sumažint rampą kritimą nuo bordelio. Okay. Tai jo, tai labai gerai buvo nusiimta lipa. O daugiau, ką aš galiu pasakyti, šiaip eventas smagus, labai gerai, kad Markelevičiaus Hebra padėjo vakare surasti gedimą. Tai su gedimą surado net ne vakare, o prieš paskutinius prieš paskutinius greičius. Jo. Pralekiai normaliai Kuršėnus. Jo, tai tą dalyką pavyko padaryti. Nežinau, vis tiek, tai įvykus jau, nepakonkuruos. Nori, nenori, nes labai daug laiko išmesta. Nes, tai gerai, pravažiavau Molėtus. Ką dar pravažiavau? Anykščių kartodromo vieną važiavimą ir tada... Panevėžio autodromo 2 važiavimus. Jo. Tai gerai, pusė dienos. 3 ruožai, bet jie šiaip greiti ir ten daug sukio. Tai galia tai dar vienas dalykas, bet vairo neina pasuk čia dar kitas. Mačiau, kai tu suki. Matelis vairo, taip. Jo. Šiaip, aš... Ten elektrinis stiprintuvas šiaip, ne?
Juose. Jo. Šiaip reikėtų turbūt. Taip, tai nes Ten pravodkę ekstra- pratrynį ir jisai. Ekstra sunku. Jo, logiškai. Nežinau. Tikrai važiavau ir su Volga, ar su kuo ten, kur be vairo stiprintų Žiguliu. Tai aišku, mašina, kur originaliai bestiprintuvo ir kur sustiprintuvo, tai Panevėžio autodrome, tai pavargau aš. Aš kartais nueinu į salę, taip, viskas normaliai, bet Čia reikėtų to vidosų dabar. Čia Žiūrėsim, Lilsą. Labai Neturiu, neišsisavinu. Turiu. Šiaip reiktų dabar greitai pasižiūrėti. Ir čia šturmaniai šautautos jau. Jo, čia dar veikia ir jei neklystu, šitam rane ir dingo. Šitam rane. Jeigu matot ant skydelio jau dega klaida, net ne ant skydelio, ant to teliko. Dar viena ranka sukioji beveik. Jo, ant teliko jau dega klaida, tai čia šitas turėtų ir būti. Tai ant sekantis ranas yra. Gerai. Kai važiuoja, tai gerai važiuoja. Ai, ne, tai jeigu čia važiuoja, tai čia dar su klaidom, bet jinai dar ir traukė ir buvo. Čia turbo? Jo, twin turbo. Kaip jisai ten skaitos? 435 NPM5 variklis. Kad ir ką tai reiškia. Ir tada turim patį smagiausią greičio ruožą, kuris ir buvo be stiprinimo. Kodėl pelė ant stalo čia tiesiog yra? Kodėl tavo yra ten tie ant stalo? Nes čia turim krapštuką. Greitai prasukam. Va. Čia jau be stiprintuvo. Bet dar valina girdis. Jinai kartais atsigaudavo šitų... Šikanas iš kairės, ir į kairę. Šikanas iš kairės. Čia dabar aštrus šikanas toksai va bus. Tai eik tu savo. Sukam į kairę, laikomės kairės, sukam, vėl suksim į kairę. Viskas nebetraukia. Jo, girdis, nebepučia turbina. Už posūkio bus vienas iš dešinės. Vienas iš dešinės. Dviem rankom. Gyvatėlė iš kairės, 5 fiškių. Ir čia tas ranas, kur ant kalno, tiksliau nuo kalno nusileidus mes padarėm sustojimą, nes sugalvojom, iš kurios pusės reikia. Tau patogu sėdėti toje F-kai? Nes taip atrodo, kad biškai galėtum arčiau vairo sėdėti, atrodo ištistom tokiam rankom vairuoji, ne? Ne, aš visai... Aišku, tavo kojos ilgos, Jo. tau negalėjau prisistumti arčiau, bet... Jo, tai tas dalykas yra, bet ne, visai patogu buvo. Mes čia va buvom sustoję. Čia tai labai aišku. Čia viskas aišku buvo. Čia va, aš pasimečiau. Va čia va. Nu, man tai čia labai viskas aišku, aš nežinau, kaip tu čia galėjai pasimest. Kur su, taigi nusileidai, aš skaikai. Dar čia ilgai sustoję buvom iš tikro. Nu, kokias 6 sekundės. Tai Labai jokingai, kai yra šikanas posūkis ir šikanas, kur Mindė vos neįvažiavo. Jo, yra. Šiaip klausimą turiu apie iš Turmano čia perspektyvos. Mačiau praeitom video, pavyzdžiui, kaip raliai posūkis, nesako, Taip. o čia jau kitaip. Kodėl skiriasi? Raliai tu... Ne, kodėl, čia tai taip skirtingai. Vienam važiavime vienaip, pagal trasą. Jo, pagal trasą. Ai, tu turėjau menį apie... Kairys 4. Jo, nes mes su Įgilė kartodromus susirašėm pagal ralio stenogramą, nes... Ten nebūna vartelių. Ten nebūna kai kur... Buvo ten tie starto, bet tai ten nieko nežaidžia. Ten savaime aišku, jeigu vartai, tu juos imi kaip vartus. Bet kai kartodromuose, būtent Panevėžio ar kitur, aš nevažiuoju su kartingais kiekvieną savaitgalį. Ten realiai šitus važiavau prieš 2 metus. Irgi per presą. Tai daug patogiau yra susirašyti taip, kad tu žinotum, kokios staigumo posūkis artėja. Bent jau man. Mindė taip Čia nedarė. tiesiog, Ne, mes taip nedarom. toj trasoje nėra fiškių. Jo, toj trasoje nėra fiškių. Net jeigu ir būtų, tai tu gali irgi susirašyti posūkio staigumą ir tada fiškė arba šikanas iš kurios pusės. Taip. Tai šitie dalykai visai patogus. Okay. Bet čia nėra rašyta taisyklė, tiesiog personal preference. Taip. Šturmano darbas visas yra personal preference. Taip. Tai va tas ir yra su šturmanu, kad tu turi susidirbti
įsiaiškinti, kaip jam geriau tau skyti ir kaip Nes tau aš geriau tai girdėt. nesuprasčiau, atrodo, aš visiškai nesigaudyčiau, kaip ten važiuoti. Labai sunku, kai abu pirmą kartą nevažiavę. Blemba, Tada čia- čia sunku. Čia žaidimų viskas atrodo, prasme. Nu kažkiek jo, bet... Colin McRae yra. Aš tai žiūrėdavau tuos, kur kvadračiukas atsiranda ir rodo, žinai, į kur tas posakis. Man ten... Tai bando aš niekada neklausydavau. šturmanai, jeigu tipo, va sėdi tu ir sėdžiu aš ir aš tavo šturmanas, tai būna. Taip, Rodo, ne? Veido rodo, bet nu ten... Čia man tai Šiaip nepadeda. man padeda kartais. Man tai nelabai. Aš galiu dar greitai parodyti, aš Mingai negirdėjau rodydavau kažkodėl, bet aš Pačią nežinau, ar padėdavau ar ne. pabaigą to rano be stiprintuvo. Šikanas iš kairės, važiuojame iki galo. Vienas iš kairės. Į giliai uždusus jau. Sukame dešinį ir dešiniau. Vienas iš kairės. Abu sunkiai dirbo. Iš kairės. Tada vienas iš dešinės. Sukame kairę. Aš jau pavargau. Sukam vienas iš dešinės ir finišas. Vienas iš dešinės ir finišas. Finišas. Meanwhile, Mindė šitoje vietoje hidraulinį rankinį taip dviem pirštais pasiėmęs ir vairiuką. Ir ta mašina sukas. Jo, tai Lembas tom rankom pirminė, žinot ką, amerikietiškų laivų Yra. Taip. tas... Ai. Ten neina pasakyti, ten jie turi rodyti. Tai jo, tai Nu, žiauriai geras. Buvo ten daugiau nuotykių, tai mes visų pirma tą FK jau bandėm nuo anykščių ir kažkaip patys kažką sugalvoti, taisyti, ten žiūrėjom, bet nu ką, tu sugalvosi be diagnostikos normalioje. nes visos klaidos logiškai vedė link genero Jo. mirties. Tai mes skubėjom irgi pasivyti, nes mantelis už mus anksčiau startavo. Nedaug, ten 20 gal minučių pirmą dieną. Jo. Tai mes irgi finišavom kažkur, anykščius ir lėkiam tada į Panevėžį, kad spėta akumus apkeis kompakto, nes taip pat akumai. Bet labai patogu, kol aš atvažiavau, Jo, tau jo. 20 minučių vėliau startavai, kol aš net su netraukiančia mašina davažiavau, tai Jo, mes tuo pačiu metu atlėkiam staigiai tuos akumus, pim. Ir nieks. Ir nieks. Ir tada atgal akumus, jau jie turi važiuoti, mes tada dar bėgam trasą, pasižiūrėjom greitai, va tą, va, kur paskutinę žiūrėjom. Nu ir po to jau turėjom ilgą pervažiavimą į Kuršėnus, tai jau ten pradėjom kažkokią logistiką, jau buvo Klaipėdoje net turbūt 3 ar 4 vietos, kur turėjom tą vakarą važiuoti, tą mašiną vežti žiūrėti, bet žiauriai pasisekė, vėlgi Markelevičiaus mechanikam ačiū, nu, kad jo. viskas tvarkė ir buvo ramu. Ir šiaip jis mano tiesioginis konkurentas, nes toje pačioje klasėje važiavom. Tai Jo. Nu, su kokia mašina Markelevičius važiavo? Su Audi TT pirmos kartos. TTS TTS, ten 1.8 turbo. 3.2. 1.8 turbo. 1.8? Jo. Manteliais. Tai. Ir pilnai forgintas variklis. Tai jinai ten šaudė, spjaudė. Jaučia šitiems silpnybėm. Nebe koltas, ne? Bet tai kaip tu pačioj klasiai? Jis yra iki 4 litrų. O pas tave? Virš 4. Nu, pagal tą klasifikaciją. Bet kadangi nesusirenka klasėje pres niekada iki 4 litrų, metai ją į bombų klasę. Aš taip pačiai su Megane važiavau. Praeitais ir užpraeitais metais. Daugiau metų reikia tenai. Tai va, o daugiau iš šiaip. Supratau. Po to buvo patvarkyta mašina ir kas iš tokių failų pas mus buvo, tai atsidarė Nidos aerodromas, ne, kur irgi greita trasa, ten vartai, apsisukimas vartai. Nėra kur suklyst. Bet tai vartai, nu ten šikanas padarytas, reikia žinoti, iš kur pasistatyti. Tai tiesiog Eigilė pasako, iš kur bus šikanas. Ir Eigilė viską gerai aiškina, bet aš daviau gazą, atsidarė bardačiokas, viskas pradėjo kristi iš bardačioko, jinai bando uždaryti, ten jai neužsidaro, aš žiūriu, kaip jinai ten kovoja, bet jinai man pasakius viską teisingai, bet aš kol žiūrėjau, neišgirdau ir teko irgi sustoti. Nu tai tokių visokių failų. Fail. Svarbu, geriau yra, kai kažką, kai failą padarai, tai sustoti ir atbulinį jungti, bet teisingai įvykdyti. Blogiausia yra, jeigu jau ne iš tos pusės važiuoji. Tai baudas, tai sustojimas ten jau nėra baudos, tiesiog tau laiko kainuoja, o jeigu padarai nevykdymą, tai yra įmamas blogiausias klasės laikas, plus 30 sekundžių pridedam. Tai yra ragų ragas, absoliutus, ypač dėl pirmų vietų kovoja. Šiaip dėl baudų, Nidos aerodromo atveju ten dideli greičiai. Tai sustojimas labai brangiai kainuoja, nes tu sustoji, tada vėl įsibėgėti reikia. Manau, logiškiau būtų nukirsti fiškę vartų, nes už fiškę tu gauni 5 sekundės, bet neskaito nevykdymo. Tai ne tai, kad apvažiuot, tada specialiai reikia kirsti fiškę. Bet reikia žinot. Reikia žinot, taip. Nu tai va.
Davai paheitinkit, ką nors, kas buvo negerai prieš ralį. Pasakykit, ką nors, bent top 3. Man tai buvo negerai tas, kad nepriėmė ir priėmė likus 2 savaitėm ir turėjau tada visus vakarus garažai atsėdėti ir pasidaryti mašiną, nes tipo jo, jinai važiavo ir ten kaip ir viskas ok, bet noris kažkaip presentable ją padaryti. Tai buvo priežastis, kodėl nepriėmė tipo ir paskui nebuvo tiesioginės priežasties, aš beveik garantuoju, kad tiesiog buvo per sena mašina, o po to neliko dalyvių, aš buvau tas, kur kas savaitę rašė sveiki, gal jau vieta man atsirado. Bet kad buvo. Kiek kainuoja presralis? Mašinų, tu prasme. Buvo. Kiek presralis, kiek kainuoja dalyviai vienam? Jis negali sakyti. Vienam startinius, tai gal viešus, ne? Kažkiek 100 eurų ten kažkas. Kiek? Ten 3 kažkas. O bendrai kiek teko išleisti, nes čia žinai. Tai ant kūro galiu pasakyti, kiek ant kūro, nes šiandien suskaičiavam, tai mum kūras gavosi apie... Palaukit tuoj, kad... Aš galiu, kol jis skaičiuoja, aš galiu pasakyti, aš įmonės kur... Palauk. Aš išleidau 300 ir dar pyliausi iš kitos kortos šiek tiek. Ant kuro. Mum gavosi kuras pasidalinus jau su šturmanu, nes dalinomės po 100 žmogui su kapeikom. Tai labai ekonomiškai. Jo, dar sąlyginai ekonomiškai. Pas jį prie išlaidų alus parašyta 200. Mane dar prašyta pusryčiai sodyba ir licenciją pirkau šturmanu, čia žodžiu. Jo, licenzijos dar draudimai. Jo, jeigu neturi C kategorijos, reikia pirkti 30 eurų. Apselina to dalykus visokius. Draudimą reikia pirkti, jeigu neturi irgi C kategorijos licenzijos, tai ten irgi 30 eurų. Tai susidaro visai komandai, tai 1000 eurų reikia. Bet kiek mašina man kainavo dar paruošti, tas 2 saitas, tai ten gerokai gavos. Bet reikėjo tokių... Šiemet važiavam su stilo šalmais normaliais, nes jau aš savo nusipirkęs, o šturmanui bujokas paskolino, tai interkomo reikia. Bandžiausi pasiskolinti, žinai, skolintis tokį daiktą, parduoti naudotų nelabai yra, nes jie tiesiog būna sugenda, sulūžta ralį, suvalioji mašiną, nebelieka to interkomo, nusipirkau savo tiesiog, tai ten... irgi kažkiek kainavo. Negali sakyti mindį, nes žmona žiūrės podcastą. Bet su interkomu buvo visiškai game changeris važiuoti. Prasme, absoliučiai, nes tie stilo šalmai iš savęs jau dusina garsą mašinos, kas irgi šiai fainai, nes ten nesiklausai, kai ribot, kad daužai. Bet tuo pačiu ir visiškai crystal clear girdisi. Tai nežinau, onboardą ko. Matėm, kaip giliai reikia. Mantelį nebuvo. Užteko. Mantelį nereikėjo pasiribot, kai neveikia. Mantelį pažiūrėk onboardą kaip šikano, vos nenukertam, tai ten įsirašė gerai interkomo. Bet jums gal nereikėjo tų interkomų pas jūs. Gan standartiniai mašina, tai ir to garso tie. Tai mums Hyundai, kai važiavam su džiugu, su paprastai šalmais, tais pigiais, tai irgi nereikia. Puikiai ten girdisi viskas. Bet su kompaktu, kur garsu, plus mano šalmas jau pritildantis garsą, tai šturmanas, šiaip sunkiau man jau tada girdėjo, tai vos ne prerequisite gaunas toksai, kad reikia jau tada interkomo abiem, nes tiesiog susikalbėti, labai patiko, labai... Kada mindai normalų ralį? Nežinau, kaip bus šaiba. Nes realiai tiek, kiek išleidė ant preso dabar, tai būtų išėjęs normalus ralis turbūt. Ne, bet normalus ralis daug daugiau mašina. Mašina sulaužęs būtų. Jau mašina turiu kitaip paruošti, man atrodo, o amortikai BC nelabai gal tiktų nenormaliam. Raliui, kad pasidaryti raliui dabar, mini raliui, nes lankų pilnų tai nėra, tai amortikai, biškai reiktų rimtesnių kažkokių ir dugno apsaugos, realiai galim pazuoti. Kurį nori, šitą ar šitą? Palauk, šitą galim pažiūrėti, jo, čia viskas irgi įsirašė gerai. Gerai, padarau garsą. Nepataikė šaibus? Ne, išspjovė, čia pradėjau didžiąją nesąmonę daryti. Kodėl garso nėra? Tylus labai, reikia būstinti, jo, interkomas turi minusą, arba GoPro nustatymus reikia daryti. Kitas vėl bus dešinė, kairė, dešinė. Zamir, you breaking the car. Jo, tai dėžė pradėjo puliuoti, bet viską dar atlaikė. Tai, tai va, Vilius atvežė naują dėžę šį vakarą, tai bus pakeista į geresnį. Iš karto galėsim dėti. Zefas pas tave? Šikana. Getragas dabar. Tai Zefas užsidėtas. Okay. Jo, tai šiaip, žiauriai, nežinau, blemba, šiaip, aš nelabai turiu ką heitinti, sodyba, figena buvo. Ne, tai yra tikrai... Su kitais metais palyginti. Gal šiemet buvo tokių mini susidūrimų dėl baudų, turėjom ten porą tokių klausimėlių,
Jūs patys? Ar čia... Ne, tu labiau turėjai, mes tai nieko neturėjome. Aš bandau užmest dabar. Mantelis nenori pasakot nieko. Ne, Jie nenori, nes jie žinai, jeigu visi susimokė. Ne, nu tai kiekvienam... Kitais metais praneš abiem likus savaitę. Kiekvienam autosporte, kai tu pradedi kovoti dėl vietų, atsiranda tų tokių klausimų jau opių, tai va pas mus baudos būna, driftė ten taškai, ar kas lietė ten, ne... Clipping point, nežinau, kas ten pasidarė, tam dailiajam čia žymė, bet buvo jo, irgi Mantelis ten turėjo porą tokių vietų, tai apie Smartą papasakot. Labai ilgai užvedinėja, aš prieš 5 minutės būčiau pasakojęs. Ne, tai, aš gal, jeigu nuo Sparto pradėt, buvo pas mane tokia situacija, kad aš pradėjau, čia 2 diena, kai jau sutvarkė mašiną, aš bandžiau nusiresetinti, kad viskas gerai, reikia kažkaip kovot, atkovotas praloštas sekundės ir bent pasivyt podiumą 3 vietą. Ir pirmas greičio ruožas, nuo pat ryto, jau vis tiek ten iš ryto kažkiek stresuoju, dar kavos išgeręs, stovim starte, startuojam ir išbėga teisėjas iš karto ant kelio, rodo tipo stok. Pasirodo, kažkaip į greičio ruožą išvažiavo Smartas ir jis tiesiog buvo, greičio ruožą. Tai turėjo sustabdyti mane, priėjo, sako, kadangi čia, taip įvyko, grįžk iš karto į LK ir pervažiuok pirmą greičio ruožą, leisim kartot. Ką aš žinau, mes nesusidūrė su tokia situacija, gerai. Grįžtam į LK, pasakėm mergom, kurios LK dirba, kad mes čia kartosim, tada pribėgo ir tas teisėjas. Paaiškino jam situaciją, ten kažką pasikalbėjo ir grįžo prie mūsų, sako, žiūrėkit, jūs nespėsit pakartot važiavimo, nes jūs pagal LK nespėsit toliau važiuoti kitus greičio ruožus. Jo, teisingai. Sako, jum arba įrašysim vidutinį šiaip klasės laiką, arba važiuokit antrą važiavimą. Ne, aš pats pasakiau, tai antrą važiavimą tai spėsim suvažiuoti. Spėsit. Tai gerai, stokit antrą važiavimą važiuot ir pagal tai, kokį suvažiuosit antrą, jums įrašysim ir pirmą. O antrą, tu, kai važiuoji, tu vis tiek. Tu jau trasą žinai maždaug. Jo, aš nežinau dar trasos, plus padangos nei kiek irgi nepašėlė, kaip kitų bus kažkiek jau pašėlė. Ir plus antrą važiavimą, tu startuoji, tau posūkis į kairę. Tu pirmą važiavimą startuoji iš dešiniau, antrą startuoji iš kairiau. Tai iš nepadakesnės pusės. Tai, suvažiavom, viskas gerai, po to paaiškėjo, kad mes gavom 1 minutės baudą už tai, kad mes per anksti įvažiavom į LK, važiuojant antrą važiavimą. Nes tu turi į LK įvažiuoti, ten minutę į minutę, bet mes kadangi į LK atvažiavom kartot pirmą važiavimą, nes mums buvo pasakyta. Bet čia iš tikrųjų yra mūsų feilas, nes Bet jums pasakė grįžti, tai jūs grįžot. Jo, bet supranti, yra kitas dalykas. Teisėjai turi būti visoje Lietuvoje. Nepamiršk, kad vyksta šitas ralis per visą Lietuvą, nuo Molėtų iki Nidos. Teisėjų reikia kosmiškai daug. Aš suprantu, kad yra paimti turbūt ir kažkiek savanorių, kurie iki galo nesupranta, kaip viskas vyksta. Nes čia iš tikrųjų mūsų feilas, nes mes turim žinot, kaip mes dalyviai, mes turim žinot, kur pasiginčyti reikia, kur kažką kitaip padaryti. LK kartojimas iš viso nėra galimas. Tai vat ką jie man pasakė pačioj pradžioj, tokio dalyko iš vis nėra. Čia yra, Tai aišku, čia mokomės iš klaidų, kitais metais žinosim gerai, kad mes ar taip nekovojom dėl jokių prizinių vietų, tai nieko ir nepraradom. Bet irgi dėl tų teisėjų, kurie yra... ne visi gal, sakykime, dirba šitą darbą nuolat ir nepilnai žino, buvo Nidoje Taikos gatvė. Kažkas nukirto fiškę ir reikėjo ją pataisyti. Ir ten yra su kreipiančiojom fiškėm. Tai kaip pavyzdys, fiškė stovi taip ir kreipiančioji stovi taip, tai reiškia, kad tau reikia atvažiuoti ją per čia. Nukirto kažkas fiškę, teisėjas nubėgo, pataisyti ir padėjo kreipiančiąją čia. Jinai rodo į ten, tipo. Ir rėkė, Julija dar, man atrodo, šaukė, sako, ne iš tos pusės padėjai. Tas atsisako, iš tos. Tipo, iš tos pusės reikia pravažiuoti. Ne iš tos. Bet fiškė ne iš tos pusės. Ne iš tos pusės padėta. Tai buvo tas pats ir Panevėžy augintojai. Ir kitiem buvo, nes irgi netaip sudėjo fiškės. Jie sako, finišė, tai blemba, tai taip parodyta, tai krypiančioji. Ne, čia šiaip buvo fiškė, taip, jinai čia nieko nesako. O tai gerai, yra kažkokie reikalai, nes pavyzdžiui, driftė žinau, kad jeigu
tu gali apskūsti teisėjų sprendimą, pavyzdžiui, kai tave blogai, pavyzdžiui, vertina ir tu manai, kad tai neteisingai. Ne visur yra driftai, irgi ne visur yra šitas. Bet Lietuvoje yra šitas dalykas. Apeliacija? Taip, gali apskūsti ir jeigu pasitvirtina, kad tu buvai neteisus, turi susimokėti baudą. Ne, tu turi su skundu bet kokiu atveju susimokėti. Ir jeigu tu neteisus, tada pasilieka, jeigu tu teisus gražina. Masteriuose užstatas. Jo, masteriuose nėra jokių apeliacijų, tipo sprendimas galutinis. Čia aš nežinau. Čia šiaip, nu, tipo, čia tu vakare pasigauni Darių, nes jisai visada irgi toj pačioj sodybai būna, ar kažką iš organizatorių ir tiesiog išsiaiškina. Šiaip apeliacijos tai yra tvarka. Jinai yra tas pats, kas Street Racer ir Slalomo Champion, bet tai dažniausiai Darių pasigauna. Jo. Nes irgi, tipo, buvo ten dėl konkurentų klaidų irgi, nu, tiesiog pasigauni ar parašai, nes yra jo WhatsAppas irgi pateiktas, ten paklausė, kaip ten tas ir viskas išaiškėja. Kitų apeliacijų aš nemanau, kad buvo ar bus, nebent labai ten, nu, labai grubus kažkoks dalykas. Na, aišku, čia netoks ralis jaučiu, kur ten tie kapojasi visi. Kapojasi. Jo. Bet, ta prasme, šiaip, nu, aš manau, kad Darius maladėts. Yra kažkoks prizas, kad, ta prasme, kas pirmą vietą laimi ten kažkokius piniginiai prizai. Ne, ta prasme, tik statulėlės viskas? Statulėlė, ne, tai ten... Statusas. Respektas, metų presas. Nėra kas paima pirmą absoliučiai, kad mokėti jam nereikia kitais metais, ar čia aš maišau su kažkokiu kitu renginiu? Nežinau. Yra padangų, yra daug rėmėjų. Ką rėmėjai duoda? Nu tai turi kažką duoti, ar jie tiesiog šiek tiek... Ne, tai rėmėjai. Aš nesu laimėjęs nieko, tai nežinau. Tu turi kontinentalio maišelį su 2 gertuvėm kontinentalio. Ai, tai mums čia davė visiems tais metais. Kur tie mantelio garsai? Ai, tarp kitko, tai tai buvo startiniai packagei pernai, šiemet, tai nieko negavom, jokio merčo. Senais metais 30 buvo, ar dėl to gal? Tiksliai, kodėl? Tai mantelis daugiau buvęs, tai gali pasakyti, ar būdavo anksčiau kažkokių starting package ir nebūdavo. Galvoju, aš atsimenu. Aš esu laimėjęs, kai antrą vietą laimėjau, aš atsimenu, gavau CHR gertuvę. Tarsi CHR. Toyota CHR. O tai ten tai gertuvė Toyotos formos buvo. Kaip džimas parašytas. Metalinė gertuvė su CHR. Ja, užsikūrė. Ne, nu ta prasme, kur autosporte... Kur autosporte normalūs priziniai būna. Tai tik driftą jaučiu. Net ir driftą. Masteriuose būna, kai gauna? Tai būna, bet tai palyginus... Nėra didelė, aišku, su išlaidom palyginus, tai ten... Palyginus su išlaidom, ten tas pats, kad tu statulėlę čia ar gertuvę gautum. Ei, šiaip idėja, jeigu mes Salomą darom... Tai fondą kokį. Aš norėjau klausti, ar bus kada kažkam naudinga ralis. Ralis tai ne. Tokio levelio kaip ralis. Aš daug reikalų. Aš mačiau, kaip Darius atrodė pačiam paskutiniam jau greičio ruožė, jau kaip pačios princesės mašinos važiavo ir aš nenoriu tokio streso patirti. Yeah. Tai ne, mes padarysim kokias varžybėlės, kokį greitų mini kažkada. Krešų buvo. Kada nors. Ne, šiais metais. Buvo ten, kad į žolės kažkas biški išlėkė, bet ten tokie, žinai, nieko rimto. Buvo bordiūrus pabučiavo su ratlankiais, nusiskėlė, bet irgi nieko nebuvo kažko tokio wow. O yra buvę anksčiau. Yra buvę anksčiau. Kalbant apie organizavimus renginių, tai savaitė prieš ralį buvo Alytuje drifto čempionatas, apie kurį mes ir kalbėjom anksčiau. Ir ne čempionatas, ten fest. Drifto, atsiprašau, Alytuje buvo didžiausias drifto festivalis Lietuvoje. Bet dabar mačiau yra... Čia kažką noriu... Ai, čia šitą nerodys, ne. Ne? Ne. Nu tai gerai, pasakysiu, čia iš reikės. Jo. Aš šitą galėsim palikti gal pabaigai. Arba galėsiu paskui. Nu, žodžiu. Tai buvau nuvažiavęs, aš biškai pertrauksiu. Aš mačiau paskelbė kitą didžiausią festivalį Lietuvoje. Ne, tai dabar jau, žinai, vienas yra didžiausias. Memel Drift. Bet ar jis irgi buvo įvardintas, dabar galvoju, didžiausias? Čia reikia. Ar ten didžiausias šiais metais ir taip padarai? Didžiausias Klaipėdoje. Dabar didžiausias Pajūrio. Nežinau, bet žodžiu, buvau tam nuvaręs. Galvoju, įdomu nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip organizuoju. Iš tos organizacinės pusės šiaip gavau belę kiek heitų, jūs neįsivaizduojat, kiek žmonių rašė. Ten vietoje ar... Ne, jau paskui Instagramą, kai nes, buvau, nuvažiavau, galvoju, pažiūrėsiu, tikrai bus kažkokių failų, nes organizatorius organizuoja jau driftą
pats rašė postą, kad virš 20 metų jau organizuoja Lietuvoje. Ir mėto diskus. Tai turi būti jau 20 metų patirties, tai turi būti jau vis tiek kažkoks bagažas, kad jau padarytos renginius išmanyti, kaip padaryti.